tikri vaizdo įrašai. Džeikas ir Trikė piešia grafičius ant traukinio. Po to Džeikas sėdi Lamborghini, o Trikė važiuoja dviračiu ir jie važiuoja greitkeliu. Tačiau po to nutiko kažkas blogo. Ir Subway Surfers Lamborghini nukrito tiesiai į vandenį. Jis ten. Turime paskubėti. Pasiėmiau savo milžinišką magnetą, kad ištraukčiau Lamborghini iš vandens. Džeikai, pirmin. Dabar jaučiu kažką. Ir matau, kad kažkas negerai. O dieve, ar tai Lamborghini? Ne. Tai tik automobilio variklio dangtis. Ir čia parašyta Džeikas. Džeikas iš Subway Surfers. Taip, vaikinai, gavome purškimo flakoną. Tai tikrasis purškimo flakonas iš Subway Surfers. Ir mes galime pamatyti tikrąjį Džeiką. Taigi galime manyti, kad visas Lamborghini yra po vandeniu. Bet vaikinai, tai tik jo dalis. Dabar galime piešti grafičius kaip Džeikas iš Subway Surfers. O dieve, galiu nupiešti patiktuką. Ir jei tau patinka Subway Surfers, nepamiršk paspausti patinka šiam vaizdo įrašui. Ei, vaikinai, pastebėjau kažką keisto ten. Kažkas geltono ir ryškaus. Bet kas? Jei tai kažkaip susijęs su šiuo susidūrimu. Galbūt ten galime rasti Džeiką. Eime, turime jį išgelbėti. Džeikai! Džeikai! Tai ne Džeikas. Tai tas geltonas dviratis, tas pats čia. Geltonas dviratis, kaip matėme vaizdo įraše. Kai Subway Surfers baigė piešti grafitį, vienas sėdo į automobilį, o kitas ant dviračio. Trikė turėjo lygiai tokį patį dviratį. Taip, žiūrėk, taip. Ji turėjo geltoną dviratį. Taigi tai Trikės dviratis. Tas Trikės dviratis. Trikė iš Subway Surfers atvyko čia išgelbėti Džeiko. Ji paliko šį dviratį čia, kad galėtų šokti į vandenį ir bandyti jį išgelbėti. Taigi, pabandykime nubėgti ir važiuoti šiuo dviračiu, kad pažiūrėtume, ar jis vis dar veikia. Gerai? Veikia! Pabandykime surasti kitus Subway Surfers veikėjus. Oho, einam! Džeikai! Traikė! Džeikai! Kur tu? Ei, vaikinai, kas tai? Tai labai gražus ir galingas Trikės dviratis. Man jis labai patinka. Ir nepamirškite paspausti patinka. Mes radome dar kažką, kas susijęs su Subway Surfers, tiesa? O čia yra galinga ir stipri staigmenų dėžutė. Viduje galite gauti įvairių bonusų. Taigi, vaikinai, aš vis dar turiu šiokių tokių abejonių, ar Subway Surfers yra tikri. Ar jie egzistuoja tikrame gyvenime, o gal vis dėlto visa tai netikra? Ką jūs manote? Pažiūrėkime, kas yra viduje. Tai buvo šaunu. Ir mes gavome magnetą. Tai labai galingas magnetas. Galite pritraukti monetas ir bonusus iš visur. Oho, aš gaunu tiek daug monetų. Bet vaikinai, turiu idėją. Naudodami šį magnetą galime sustiprinti mano magnetinės žūklės magneto galią. Eime ir išbandykime. Išbandykime tai žvejyboje magnetu. Taigi, oho, jis toks stiprus, vaikinai. Tai tikrai veikia. Taigi, naudodami tą daiktą, galime pridėti mano standartinį magnetą. Oho, taigi paimkime jį. Pažiūrėkime, ką aš gavau. Oi, kažką labai sunkaus pagavau. Pažiūrėkite, kaip mano virvė įtempta. Lamborghini. Tai automobilis, kurį reikia ištraukti iš vandens. Tau prireiks kito automobilio. Taigi, pirmin, mano drauge, privažiuokime arčiau. Naudosime šitą daiktą, kad ištrauktume Lambo iš vandens. Taigi, suriškime mazgą čia. Einam. Vaikinai, kažkas kyla iš vandens ir matau raudoną magnetą. O dieve, čia visas Lambo, raudonas Lambo. Palaukit. Kas? Palaukit, vaikinai, kas tai? Tai ne visas Lambo. Tai tik pusė Lamborghini. Bet pažiūrėkit čia! Ohohoho! Tai taip didelis purškimo balionėlis, ant kurio parašyta Džeikas! Pažiūrėkite vaizdo įrašą dar kartą. Tai lygiai tas pats, tik pusiau nuimtas. Automobilio variklio dangtis, kurį radome vaizdo įrašo pradžioje, čia tinka idealiai. Taip, ši dalis atitinka Lamborghini ženklą. Tikrai. Ir abu turi tą pačią raudoną ir geltoną spalvą. Kas būtų nutikę, jei smūgis būtų buvęs toks stiprus? Bet kas kaltas dėl visos šios avarijos? Hei, vaikinai, bet kas tai yra? Anksčiau to nepastebėjau. Atrodo kaip uniforma, drabužiai. Tai inspektoriaus drabužiai. Užsidėkime juos, kad suprastume tai. O dieve, dabar jaučiuosi kaip tikras sargas, kaip tikras inspektorius. Bet vaikinai, aš gavau! Kažkas mano kišenėje. Oho, toks didelis švilpukas, vaikinai.
Tai tikrai sargo inspektoriaus švilpukas. Jis buvo įsivėlęs, tiesa? Jis kažkaip susijęs su šiuo nuskendusiu Lamborghini Mo Džeiko iš Subway Surfers. Galbūt jei sušvilpsiu pakankamai garsiai, galėsime iškviesti Džeiką. Galbūt jis gali mums ką nors pasakyti, gerai? Ar pasiruošę? Darom tai! Džeikai! Džeikas neatsako. Bet palauk, ar girdi kažką? Kažkas prasidėjo. Tai kaip muzika. Jis sklinda iš ten. Taip, aš matau, iš kur sklinda tas garsas. Tai žaidimo garsas. Galbūt Džeikas ten. Einam, vaikinai, einam. Džeikai! Ei, čia ne Džeikas, tai žaidimo magnetola. Jis tiesiog groja. Taip, tai lygiai tas pats magnetola, kurią matėme žaidime. Ji groja kitokią muziką nei žaidime. Bet kokiu atveju, vaikinai, tai nesusiję su Džeiku. Tikrai. Dabar mums reikės daugiau užuominų. Taigi grįžkime prie magnetinės žūklės, kad suprastume visą tą situaciją. Pažiūrėkime, ką tada pagavome. O dieve. Tai neįtikėtina, vaikinai! Ar žinote, kas tai yra? Tai skraidlentė! Skraidlentė iš žaidimo Subway Surfers! Aš svajojau ją važiuoti! Gerai, pabandykime! Pakinkime! Skrisk! Ji neskraido, vaikinai! Skrisk! Na pirmyn! Vaikinai, aš skrendu! O dieve. Oho. Tai kažkokia sugedusi skraidlentė. Ji neveikia taip kaip anksčiau. Žaidime gali skraidyti danguje, gali skraidyti visur. Taigi, šitas daiktas kažkoks sugedęs. O gal jis netikras? Vis dar abejoju, ar tai tikrai tikra? Ar Džeikas iš Subway Surfers tikrai egzistuoja? O gal visi šie vaizdo įrašai yra netikri? Patikrinkime tai. O kad patikrintume, turime dar kartą užmesti magnetą, vaikinai. Nes jei Džeikas vis dar ten, jam reikia mūsų pagalbos. Jis didžiuliame pavojuje. Ir dabar jaučiu kažką. Kažkas kyla iš vandens. Palauk, tai dar viena sulūžusio Lamborghini dalis. Tai beprotiška. Tai Subway Surfers. Lamborghini durys. O dieve, ir čia parašyta Džeikas. Taigi Džeikas buvo viduje tartą smūgį. Jis didžiuliame pavojuje. Bet, vaikinai, kas tai? Vaikinai, tai labai unikalus dalykas. Raktas išgelbėk mane. Jį gali panaudoti po avarijos. Džeikas nėra pamojuje. Jis anksčiau atsitremdavo į vandenį. Tada jis panaudojo šį raktą. Jis saugus, o dabar galime jo ieškoti kažkur ten, pavyzdžiui. Gerai, Džeikai. Aš toks sunkus. Aš toks storas. Džeikai, ei, kažkas ten. Vaikinai, žiūrėkit. Sakiau jums, mačiau kažką ryškaus. Tai yra reaktyvinė kuprinė iš Subway Surfers. Bet tai šiek tiek keista. Pažiūrėkit tas dalis. Tai atrodo nerealistiška. Ir pažiūrėk, kaip jie atrodo žaidime. O realiame gyvenime ji visai kitokia. Prasta kokybė. Gali užsidėti, manau. Ir tada gali pabandyti skristi. Galbūt. Nežinau. Eime, skriskime. Nori skristi, kaip Džeikas iš Subway Surfers. Bet tai neveikia. Tai nėra tikra. Tai šiek tiek keista ir įtartina, vaikinai. Sakiau jums, ne viskas, ką šiandien matome, yra tikra. Šitas dalykas yra kažkokia klastotė. Turime tęsti savo tyrimą. Padarykime dar vieną magnetinės žūklės metimą. Jau radome daug Subway Surfers Lamborghini dalių. Taip pat radome skraidlentę. Bet visa tai kažkaip keista. Ką rasime toliau? Gerai, pažiūrėkime. Ir taip, jaučiu kažką ne itin sunkaus, bet tikrai... Oho, Kas tai? Ir tai dar viena paslapčių dėžė, vaikinai. Bet tai ne šiaip paprasta paslapčių dėžė. Tai super paslapčių dėžė. Ji yra sidabrinės spalvos. Ji labai reta ir labai brangi. Taigi pažiūrėkime, ką galime rasti viduje.
Oho, monetos! Vaikinai, mes gavome monetas! Tai yra didysis prizas! Didysis prizas, mes gavome monetas, vaikinai! Monetos iš Subway Surfers. Mes gavome tiek daug monetų! Aš toks laimingas, vaikinai! Man tai patinka! Mes galime nusipirkti daug dalykų naudodami šias monetas! Bet kodėl čia yra raidė? Ant jų yra F, S. Visos šios monetos turi raides. Ant tų monetų daug raidžių, bet ką jos galėtų reikšti? Atrodo, kad tai tie dideli tikslai čia. Ir mes galime daryti Subway Fest. Skamba kaip kažkoks festivalis, bet ką tai galėtų reikšti? Padarykime paiešką internete. Kas yra Subway Fest? Subway Fest. Pirmą kartą tavo mieste. Tapk Nu tai žaidėjų realiame kažkokia gyvenime. reklama. Pats pamatysi. Kostiumai, rekvizitų kopijos iš žaidimo. Festivalio. Išbandyk save Taip, žiūrėk, Džeiko čia yra vaidmenyje. Triuko Dėkui, inspektoriau. ir Džigo Užsisakyk animatoriai, bilietus į Subway Fest visi jau dabar. lūšnynai. Tai yra tam tikra festivalio dalis, tai nebuvo pirmą kartą įkurta realiame gyvenime. Tai buvo tik tam tikros atrakcijos, kažkoks šventinis renginys, festivalis. O Dieve, taip. Visi šie dalykai tai tik festivalio rekvizitai. Jie nėra tikri. Jie iš Subway Fest ir ši inspektoriaus uniforma taip pat. Bet vis tiek, tai buvo gana smagu. Mes radome daug dalykų tikrame gyvenime, kurie yra labai gražus ir susiję su Subway Surfers. Tiesa? Aš vis tiek jos labai myliu. Taip, jie šiek tiek netikri. Jie nėra susiję su tikru žaidimu, bet jie susiję su tikru pasauliu. Ir tikiuosi, kad jums patiko ši nuotykių kelionė. Jei vis dar žiūrite, nepamirškite užsiprenumeruoti mano kanalo. Ir nepamirškite paspausti patinka šiam vaizdo įrašui, kad gautumėte dar daugiau nuotykių kupino turinio. Prenumeruokite. Mano vardas yra Lonė. Iki! Aš myliu Subway Surfers. Žaiskime dar vieną raundą dabar.